Sveiki, futbolo aistruoliai. Brazilija ir toliau nerimsta kovos aikštėje ir H grupėje Belgija, Rusija šiose rungtynėse gali išsiaiškinti, kuri iš dviejų ekipų žengs į kitą etapą, ar bent jau susikurs savo palankę situaciją. Ir prisiminus Rusijos žaidimą, Fabio Capello negavo tinkamos dovanėlės, o jeigu jie padovanojo vartų sargas Akinfėjevas, tai ta dovana nebuvo maloni. Ir lygiuose su Pietų Korėja yra ne tas rezultatas, kuris gali tenkinti italų strategą. Kita vertus, ir pas žaidimas Rusijos tikrai neguodžia ir aišku, kada turėsi žaisti prieš Thibaut Courtois, prieš Vincentą Kompany gynyboje, kada priekyje žais Edvinas Azaras Belgijos rinktinės, tokių žaidimų tikrai belgų neįveiksi. Taigi tose rungtynėse prognozuočiau vis tik Belgijos pergalę, sunkią, tačiau belgai savo potencialą po truputėlį turėtų įrodinėti ir šiose rungtynėse turi iškovoti 3 taškus. Здравствуйте все, которые смотрите футбол. Šiandien žaidžia Rusija prieš Belgiją. Įdomu, ką Rusija dovanoja savo žmonom. Ko gero ikrus. Dievino šikrus. Dėl to, manau, Rusija laimės. Belgija? Aišku, aš mėgstu belgišką šokoladą. Dėl to pakeičiau nuomonę, laimės belgai. Čia, žiūrėk, man atrodo. O tas viena koja žaidžia kairę koją? Kairę. Tai aš dar sakysiu, kurią koją įdomu žaidžia, kairę ar dešinę. Aš manau, bus arba... Tik, žodžiu, iš naujo. Iš naujo. Lažybos gyvai. Orangulas.lt